Visuomenė to nežino, bet jie jau veikia. Esame Kauno rajone prie tų garsiųjų pusiaukelės namų. Tai jie jau veikia. Ir kalbėjomės ir su mokyklos direktoriu. Mokykla yra už 260 metrų. Tai va taip. Turime jau veikiančius pusiaukelės namus, turime atkeltus kalinius ir, kiek suprantu, patalpos jos yra pritaikytos tam. Dokumentaliai patalpos nėra pritaikytos. Pastatas yra administracinis statinys. Tame pačiame sklype buvo suprojektuota svečių namai su gyvenamosiom patalpom. Tačiau jie yra už kampo, sunkiai matomi, nežinau, ar jie yra įgyvendinti, bet administracinis pastatas, kuriam atliktas remontas, kapitalinis, kaip matot, stovi. Kiek atlikta viduj paprastojo remonto darbų, nėra aišku, kadangi jam statybos leidimas nebuvo reikalingas paprastajam remontui. Tai kas ten šiandien dienai pritaikyta, nepritaikyta, mes irgi nežinome. Įkalinimo įstaiga administraciniam pastate negalėtų veikti. Taip. Bet jeigu jie pasinaudotų įstatymo išlygą, kad vykdyti veiklas nepakeitus paskirties, tai administraciniam pastate kaip ir galima tokia veikla, kaip bendro gyvenimo veikla, socialinių veiklų porūšis, ar ne? Neaišku, ką ministrė yra sugalvojusi.